Atsistojau ir sustingusiais, girgždančiais sąnariais nukėblinau į niūrią virtuvėlę išsivirti sultinio. Susiradę švarų puodą staiga suvokiau, kad vakarienės, kurią mūdu dalydavomės, dar nepasirodė katinas. Jis buvo benamis ir įtariau, kad mūdviejų santykiai nėra visiškai monogaminiai. Bet vakare jis paprastai tupėdavo prie siauro virtuvės lango ir spoksodavo į mane pro gaisrininkų kopečias, laukdamas skardinės tuno arba, jei nepagailėdavo pinigų, porcijos sardinių. Man patikdavo, kaip jis iššoka į mano bedvasį butą ir iš pasitenkinimo murkė. Paėdęs dažnai pasilikdavo, tada snausdavo ant sofos krašto arba stebėdavo, kaip lyginu marškinius. Kartais man pasirodydavo, kad nuostabiai apskritose geltonose jo akyse matau švelnumą, nors tai galėjo būti ir gailestis. Buvo stiprus ir raumeningas, švelniu juodu ir baltu kailiuku. Vadinau jį Rembrantu. Truputį pakėliau žaliuzės, atstumiau langą ir pašaukiau, laukdamas tylių katino žingsnių ant palangės. Bet girdėjau tik tolimą naktinio eismo gaudesį miesto centre.